Sveikos merginos. Grįžtu su video apie Dimensions Gold Collection Petit rinkinuką, kurį šiuo metu jau baiginėju. Darbas buvo pradėtas 2014 metais. Iš dabartinės perspektyvos tikrai matau, kad per savo nežinojimą, neturėjimą patirties per anksti jį pradėjau siuvinėti, nes viskas atrodė labai paprasta, labai lengva. Atrodė, jog rinkinukas nesudėtingas, 1, 2, 3 ir aš jį išsiuvinėsiu, bet dar tada neturėjau tiek informacijos nei apie Dimensions, nei būtent apie Petit kolekciją. Tai truputį noriu pasidalinti savo patirtim, kad galbūt nepadarytume tokios klaidos, kaip padariau aš ir pradėtume šitą rinkinuką siuvinėti tada, kada tikrai būtume tam pasiruošusios. Nes Petit linija visa Dimensions tikrai nėra lengva. Iš tikrųjų tikrai girdėjau ir mačiau, jog būtent didieji goldai kitą kartą yra tikrai lengvesni negu būtent petitai. Petitai yra labai sudėtingi, ten yra labai daug dygsnių skirtingų ir iš tikrųjų tikrai nėra lengva. Taigi, pradžiai pakalbėkime apie patį rinkinuką, tai kaip jau minėjau, tai yra Dimensions Gold Collection Petit rinkinys, Ornate Butterfly 65095. Kiek žinau, rinkinukas dar gaminamas, pakankamai nesunkiai galima jį įsigyti, tai jeigu patiks, tikrai galėsi dar tikrai rasti. Į rinkinį įeina siūlai, 18 kanto juoda aida, adata ir instrukcijos. Taigi, kaip ir minėjau, pradėjau 14 metais siuvinėti ir irgi atrodė, kad 1, 2 ir aš išsiuvinėsiu, viskas bus puiku. Tačiau pradėjau strigti dėl labai daugelio priežasčių. Visų pirma, iš tikrųjų dėl to, kad neturėjau tiek patirties ir dar labai daug ko nežinau to, ką žinau dabar. Dabar aš jums parodysiu, kiek pas mane jau yra išsiuvinėta, kiek man yra likę, iš tikrųjų likę labai nedaug ir tikiuosi iki mėnesio pabaigos jį pabaigti ir kad šį mėnesį pabaigčiau su baigtu darbu. Nors nežinau, kaip bus, dėl vienos priežasties, apie kurią papasakosiu vėliau. Taigi, čia viršelis, viskas atrodo nuostabiai, bet manau, kad gyvai atrodys tikrai gražiau. Ir tadam! Kaip matot, man liko pabaigti tikrai labai nedaug. Labai nedaug. Štai čia matot, jau yra išsiuvinėtas beveik visas drugelis. Beveik visas drugelis yra išsiuvinėtas, nėra beko ir nėra kaunčingo. Kaip bebūtų keista, šitam darbe beko yra pakankamai mažai, lyginant su tuo, kiek yra kaunčingo. Aš jums paskui truputėlį parodysiu raktą, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti, apie ką aš kalbu. Tuoj bandau pasiekti, jeigu labai drebės kamera žirklės pasim, kad galėčiau jums parodyti apie savo šitą projektuką. Štai. Tai va, man realiai išsiuvinėti yra likę štai čia. Čia va, būtent kur sparnas, tai eina pilni kryželiai. Čia yra daug pusinių, pabaigti būtent apvedimą ir liks bekas, kaunčingas ir prancūziški kryželiai. Prancūziški mazgeliai. Tikrai labai nedaug liko ir tikrai labai tikiuosi, jog pagaliau aš jį pabaigsiu. Spalvos labai gražios, labai man patinka, bet užsižaidžiu aš jau čia su juo ilgokai. Tai va, tai ką norėjau parodyti. Labai trumpai parodysiu gabaliuką schemos, kad jūs galėtumėt matyti, kiek man likia įsiuvinėti. Va čia va, kur neužspalvinta. Čia va, yra sparnelis, kur man liko. Ir daug kaunčingo. Taip, ne backstitcho, bet kaunčingo. Gerai, dabar truputį parodysiu jums raktą, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Visų pirma, tai pasižiūrėkime, jog pusiniai kryželiai čia yra labai daug jų yra būtent 4 siūlais, 18 aida. Ir aš tik nesenai sužinojau, man tai buvo naujiena, jog galima ir netgi reikėtų rekomenduotina siuvinėti stambesnę adatą, tada gražiau gula būtent daug gijų turintis kryželis. Tai va, ir ką aš noriu atkreipdėmėsi, va, štai pasižiūrėkite, čia yra visi pagalbiniai dygsniai. Tai ką mes čia matome, būtent
backstitch'o yra 2 ženkliukai, o countingo mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienas iš kurių siuvinėsi 5 siūlais. Ir į tos 5 dar įeina metalikas. Sudėtinga, nes niekada nedariau countingo. Ir iš tikrųjų, jeigu iš merginų kas nors turit kokį nors labai labai gerą video, nesvarbu rusų, anglų kalba, būtent kaip atlikti countingą, tai būčiau labai dėkinga, jeigu man nuorodą įmestumėt ar į komentarus parašytumėt. Tikrai būčiau be galo dėkinga, nes net neįsivaizduoju, nuo kur pradėti ir kaip padaryti, o darbą pabaigti labai labai noriu ir kuo greičiau. Tai va, kodėl sakau, kad iš perspektyvos žiūrint, nepradėčiau šito darbo taip, kaip aš padariau 14 metais, iš tikrųjų už tai, kad jisai tikrai labai sudėtingas. Tai nėra tik paprasti kryželiai arba paprasti pusiniai 2 siūlais ant 18 aidos. Darbas reikalauja daug kantrybės, susikaupimo ir labiausiai tai mane baugina countingas. Tada neturėjau tokios minties net pažiūrėti į raktą, kokie dygsniai, viskas atrodė taip paprasta, 1, 2 ir viskas yra. Tai va, tikrai ne. Tai šio mėnesio planuose iš tikrųjų, kiek čia to mėnesio beliko kelios dienelės, bet tikrai va, planuoju pasibaigti ir tikiuosi, jog su jūsų pagalba rasiu, kaip pakankamai paprastai ir suprantamai padaryti countingą ir galėsiu pasigirti baigtų darbų. Šitas darbas taip pat įtrauktas į mano metų planus, nes jau tikrai reikia jį pabaigti, nebegali jisai gulėti, dulkėti, bet to, kad merginos dabar suorganizavo šauniai grupiai labai daug salų ir juose tikrai noriu dalyvauti, nes daug mano darbų patenka, būtent iš metų plano patenka į rėmų šitų salų, tai tikrai intensyviai ruošiuosi ir galiu prižadėti, jog labai labai greitai arba šitos savaitės pabaigoje, arba kitos savaitės pradžioj tikrai bus video apie mano būtent, ką aš nuveikiau gero per balandį ir ką aš planuoju gegužę. Tai va. Na ką, mergino, šiam kartui tiek, labai laukiu jūsų komentarų, kas turit info apie countingą. Ir ką, sakau iki.